Ką reiškia sapnuoti akmenis? Sapnuoti akmenis dažnai simbolizuoja asmeninį augimą. Šis sapnas gali reikšti, kad jūsų charakteris kaip ir akmuo, kurį lėtai formuoja nesiliaujanti vandens srovė, tobulėja dėl jūsų gyvenimo patirties. Kuo kietesnis akmuo, tuo svarbesnė gyvenimo pamoka. Todėl pagalvokite, kaip paskutiniai iššūkiai gali padėti jums tapti stipresniais. Akmenys išlaiko laiko išbandymą, todėl sapnas apie juos gali reikšti, kad jūsų gyvenime jie yra ištvermingi ir pastovūs. Tai gali būti susiję su santykiais ar įsitikinimais, kurie išlieka nepajudinami nepaisant pokyčių. Tai linkėjimas į tvirtumą ir patikimumą. Sapne nešiojate akmenis, tai gali reikšti, kad nešiojate naštą arba susiduriate su sunkumais. Jei jūs legia šio akmenų svoris, metas įvertinti, kokią naštą galite nusimesti, kad galėtumėte laisviau judėti į priekį budriame gyvenime. Smulkius akmenėlius sapnuoti – smulkus nemalonumai. Sapnuoti baltą akmenį – dvasinis stiprumas, garbė, autoritetas. Akmenį sapne mesti – pasiųsti žinią. Jeigu akmuo atšoko, žinia nebus priimta. Baltą akmenį sapne mesti. Kažkam pranešite gerą žinią. Didėjantį akmenį sapne regėti – pavojus. Sapne mėtyti akmenis dėl jūsų kaltės įsiplieks ginčai. Sapne vaikščioti akmenimis – apims liūdesys. Sapne žingsniuoti tarp didelių akmenų – sunkus gyvenimas. Jeigu sapne metate akmenį į jūs puolantį žmogų, apsiginsite, nugalėsite blogį. Jeigu į jūs sapne meta akmenį, įgysite priešų. Sapne pamesti akmenį, antra pusė bus jums neištikima. Akmenį sapne skalyti, neteksite draugo. Akmeninė siena gali reikšti kliūtis ar barjerus, su kuriais susidurėte. Nesvarbu, ar jį pastatyta jūsų ar kitų. Ieškokite vartų arba dar geriau pagalvokite, ar ne laikas ją perlipti. Sapnuoti ryškius akmenis reiškia energijos ir kūrybiškumo sprogimą. Šie stebuklai įkvepia jūs suteikti daugiau spalvų įvairioms savo gyvenimo sritims. Akmuo sapne skirtingose kultūrose ir tikėjimuose. Senovėje akmenys sapnuose dažnai būdavo laikomi ženklais, rodančiais nuo gausos iki artėjančių nelaimų. Akmenys vietiniams tautoms galėjo būti protėvių dvasių prieglobstis arba tarnauti kaip pasiuntiniai tarp pasaulių. Rytų filosofai mano, kad sapnuoti akmenys gali reikšti stabilumą gyvenimo nepastovumo sraute. Biblijos pasakojimuose dažnai naudojami akmenų vaizdiniai, kuriuose per sapnus perteikiama dieviškojo apreiškimo ištarmės ar teismo sąvokos. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.